visi, esu Ramūnas iš Gedžeto, nepraktikuoju viešo kalbėjimo, tai galim būti strigimo, bet jeigu turėsit klausimų, tai būtinai pasigaukit mane koridoriui, papasakosiu detaliau apie principus. Tai iš esmės ERP sistemos, kas tai yra ir kas tai daroma. Tai teorija sako, kad tai yra programinė įranga skirta digitalizuoti jūsų verslo procesus, apimanti finansų valdymą, tiekimo grandinės valdymą, HR funkcijas. Bet ką jums kaip organizacijai reikia daryti, tai visiškai nepadeda nuspręsti sekančių veiksmų. ERP sistemų mes turime tiek lokalių, Rivilė, Pragma, B1, čia tiek, kiek suradau internete. Iš esmės, jos turi regioninius sprendimus, pritaikytus mūsų lokaliai rinkai. Ir turime pasaulinius sprendimus, tokius kaip Business Centralas, Finance Operations ir kitos, kurios, aišku, yra daug galingesnės dažniausiai ir turi daugiau galimybių integruotis. Tai visgi pasirinkdami sistemą, turite pasirinkti tai, kas yra naudinga jūsų įmonei, nes lokalios greičiausiai bus kažkiek pigesnės, tarptautinės kažkiek brangesnės. Kaip organizacija mato sistemų diegimą, tai jeigu akcininkas, tai jis nori pigiai, greitai čia ir dabar, dėrybos dažniausiai turbūt tempia iki paskutinės minutės, o diegimo tikisi per mėnesį. Verslo vadovai tikisi sistemos, kuri padėtų optimizuoti jiems darbą, bet nežino, ką jin turi daryti. Finansų direktorius turbūt nori, kad tai būtų pigi, efektyvi sistema, kuri padeda organizuoti procesus. Pardavėjai galbūt bijo šitą, kad reikės daugiau suvedinėti informacijos, bet Matas paminėjo, kad yra įrankių, kurie mažina tą darbą, ne? Accountant iš vis bijo išlysti iš Excelių galbūt ir ten geriausias jiems sprendimas. IT žmonės, tokie kaip aš, dažniausiai žiūrim, kaip padėti verslui susidiegti vieną sistemą ar sistemų visumą, pasitelkiant ir specializuotas sistemas, ne? Tai taip yra specializuotos sistemos, kurios specializuojasi kaip pavyzdys sandėlio valdymo procesuose, ne? Gali būti labai specifinė sistema, gali būti infrastruktūros valdymo sprendimai, kurie yra irgi daug variantų ir daug specifinių, klientų valdymai, kasų valdymai ir daugelis kitų. Tai kaip išsirinkti ir kokį išsirinkti? Surašiau daug punktų, gal per visus neįsiu, bet pagrindas yra prieš renkantį sistemą, susodinkit savo žmonės, kurie atsakingi už tos procesus ir išsiaiškinkit, kokie reikalavimai turi būti keliami sistemai. Esu matęs gyvenime tikrai nemažai diegimų, kur verslas nežino, ko nori iš sistemos, bet perka sistemą tikėdamasi, kad atlieps poreikius. Tai čia tikrai yra pirmas žingsnis, kurį jūs turite pasidaryti. Aišku, paprašyti demo versijų iš diegėjo, kad parodytų, kaip specifinė funkcija atliepia jūsų organizacijos poreikius, parodyti būtent tas skausmingas operacijas, kaip jos veikia ar neveikia, tam, kad galėtumėt vėliau susitarti, ar jos bus automatizuojamos, ar visgi jos taip ir liks rankiniu būdu. Raudonai pažymėjau porą punktų, kurie šiuolaikiniai sistemai yra must, tai yra integralumas su kitom sistemom. Šiai dienai neįsivaizduoju nei vienos sistemos, kuri galėtų veikti kaip uždara sistema, neintegrali su ERP-u ar su specifinė bet kokia kita sistema. Ir kitas dalykas svarbus yra, kiek sistema bus sudėtinga vartotojui arba kiek ji yra kitokia negu dabartinė jūsų naudojama sistema. Gali akcininkas norėti žiauriai sudėtingos sistemos tam, kad galėtų kontroliuoti verslo procesus įvairiais būdais, bet neįvertina to, kad tai sistemai palaikyti ir duomenų kokybę užtikrinti toje sistemoje, jam reikės investuoti daug energijos į vartotojų mokymus. Jeigu kalbant apie specifinės sistemas, tai yra toks terminas best of breed. Sistemos best of breed yra labai patrauklios tom, kad jos specializuojasi konkrečiam verslo procese. Kaip pavyzdį galim paimti
sandėlio valdymo sistema, ne, tai didžiosios ERP jos dengia ne didžiąją, bet dengia sandėlio valdymo funkcijas, bet jeigu kalbam apie didžiulius sandėlius, kur daug lentynų, daug operacijų, dažniausiai ERP nebus tinkamas sprendimas, ne, ir turėsime rinktis specializuotą įrankį tokiem funkcijom realizuoti. Vėlgi, žmonių apmokymo reikalavimas turi būti paliestas integralumas su pagrindinė ERP sistema, nes tik taip galima bus užtikrinti, kad sistema veikia taip, kaip tikitės. Sekantis slaidas yra bendradarbiavimas su diegėju. Tai daug kas nuvertina bendradarbiavimo su tiekėju ir keliamų reikalavimų diskusiją. Iš patirties irgi žinau, kad ne viena organizacija yra diegusi sistemą, sakydama, kad žiūrėkit, mums reikalingi standartiniai procesai, prašau dėkite tą sistemą mūsų organizacijai. Ir kai sistema pradeda būti diegiama, ateina buhalteris ir sako, neveikia, aš čia netaip norėjau. Tai būtinai šitą suburkite komandą, išsiaiškinkite licenciavimo klausimus, išsiaiškinkite, kaip palaikymas veiks. Dėrėkitės, aišku, dėrėkitės ne tik dėl kainos, dėrėkitės ir dėl papildomų funkcionalumų, kurią sistema turės turėti. Sutarkite deadline'us, per kiek sistema bus įdiegta ir baudas numatykite tam, kad diegėjas turėtų fokusą. Ir turėkite minty, kad kai kurių sistemų diegimas gali reikalauti papildomos IT infrastruktūros. Vidinės komandos formavimas. Vėlgi, tikriausiai dauguma žinot, turi būti projektų komanda, kurią reikia turėti. Ypatingai pabrėžiu projektų vadovo, vidinio projekto vadovo rolę, nes vėlgi iš patirties daug organizacijų mano, kad be projektų vadovo verslo valdymo vadovai ar nariai gali sistemos diegimos projektą prastumti į organizacijų. Tai iš tikrųjų blogas pasirinkimas ir jeigu norite greitai, kultūringai, tvarkingai įdiegti sistemą, jūs privalote turėti projektų vadovą, kurio dedikuotas darbas bus rūpintis tom, kad visos funkcijos būtų padengtos, visi atsakymai iš verslo būtų surinkti. Jeigu atsiranda nenumatytas funkcionalumas, kurio nebuvo sutarty, vėlgi tai bus tas žmogus, kuris ieškos būdų, kaip spręsti, ar tai užsakyti papildomus funkcionalumus, ar jų atsisakyti, ar pakeisti galų gale įmonės procesą, kad galima būtų dirbti toliau. Ir nemažiau svarbus punktas yra turėti reguliarius projekto peržiūros susitikimus, kuriame dalyvautų iš esmės visi suinteresuoti asmenys, tiek verslo vadovai, tiek akcininkas, tiek direktorius, tiek projekto pagrindinė komanda. Nu ir pabaigai, kodėlgi tą sistemą reikia diegti ar kodėl jos nereikėtų diegti. Pabandžiau sudėlioti tokią lentelę, kuri galbūt padės, galbūt nepadės suprasti, ar reikalinga ta sistema diegiama jūsų sistemai. Tai pagrindinis dalykas, kad kiekvienos sistemos diegimas visgi turėtų turėti business case'ą. Mes nediegiam sistemų tam, kad jas turėtumėm pas save. Mes diegiam tam, kad jos kažkokius atlieptų poreikius. Galbūt tai pardavimų didinimas. Galbūt proceso kontrolė tam, kad ateityje galėtumėm efektyvintis ir keisti procesus. Galbūt tai efektyvumas, dėl kurio mes norim atsikratyti mažiau kvalifikacijos turinčių žmonių. Tai yra būti efektyvesnė, ne? Sekantis pastebėjimas, vėlgi esu girdėjęs nemažai projektų organizacijose, kai nusprendžiama keisti visas sistemas vienu metu. Nedarykite tokių klaidų, yra sėkmingų projektų, bet ką laikoma sėkme, tai turbūt ne visada jie bus laiku atlikti, ne visada atlieps visus funkcionalumus arba bus išlipę iš projekto finansinių rėžių. Diegime mano rekomendacija yra pradėti nuo ERP sistemos. Tai yra koras jūsų verslo procesų, prie kurių jūs jau vėliau integruosite kitas sistemas. Sekantis punktas yra modifikacijos. Tai vėlgi, verslas ateinantis į diegimą, jisai reikalauja daug funkcionalumo. Kodėl jis tą daro? Dėl to, kad jis supranta tą procesą taip, kaip jis supranta.
mano rekomendacija yra išsiaiškinti, ar tikrai tie funkcionalumai yra must have. Jeigu jie ne must have, atidėti juos sekančiam etapui, išsidiskutuoti, ar tikrai sistema neleidžia kitaip tą operaciją atlikti ir tik tada priimti sprendimą, ar dėkti ar nedėkti. Bendram supratimui, bet kokia modifikacijos palaikymas su versijos nueinimais, su žmonių pasikeitimais yra žiauriai sudėtingas procesas. Tai prasme, pradžioje dygimo galbūt tai atrodo labai paprastas ir geras funkcionalumas, bet vėliau, kai sistema vystosi, naujinasi, yra pristatomi nauji moduliai, jūsų funkcionalumas gali trukdyti tokios sistemos standartiniam paleidimui. Ir tada jums atsiras didžiuliai kaštai. Kitas punktas yra, kaip pagreitinti sistemos dygimą. Vėlgi, mano siūlymas yra pasirinkti ir suskaidyti projektą į kelis etapus. Pirmam etapui palikti vien tik must have funkcijas. Aš žinau, verslas sakys, ne, man visko reikia. Ne. Yra must have funkcijos, visos kitos funkcijos yra antram etape. Ką aš esu pastebėjęs iš savo patirties, tai į antrą etapą nueinant, didelė dalis tų pirminių funkcijų, modifikacijų pasidaro nereikalingos. Tiesiog vartotojai pradeda naudoti sistemą, supranta, kad jį veikia visai kitaip, negu jie tikėjosi, atranda naujų feature'ų, apie kuriuos jie nežinojo, kol dar sistemos nebuvo čiupinėję ir dingsta tas. Tai vėlgi, tas padės jums sutaupyti pinigų. Ir pabaigai, Microsoft Excelis yra pati lanksčiausia sistema. Kiekviena diegiama sistema, jinai ribos jums lankstumą verslo proceso, tai reiškia, kad jūs negalėsite taip lengvai jos kaitalioti, bet jūs turėsite kontrolę duomenų. Tai yra visas reportingas ir visi sprendimai vadovybės bus daromi būtent pagrįsta duomenimis, kurie yra sistemai. Tai tiek.